Sveiki visi atvykę į mūsų 9 susitikimą, kuris yra išskirtinai skirtas šventajai dvasiai. Šventoji dvasia tema yra išties labai plati. Aš bandysiu ją apžvelgti kiek įmanoma glaudžiau, kadangi tikslas yra paprašyti šventosios dvasios dovanos, gauti jos krikštą ir patepimą. Tačiau nenoriu, kad paskubomis bėgtumėm į tai, bet noriu, kad gerai suprastum, kas tai yra, ką tai reiškia ir ką tai duoda. Šį susitikimą noriu pradėti tokiom švento rašto eilutėmis. Ezekielio 36 skyriuje 26-27 eilutė sako taip. Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują dvasią. Aš išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu kūno širdį. Aš įdėsiu jūs savo dvasią ir padarysiu, kad žvaigždžiotumėte pagal mano nuostatus ir vykdytumėte mano sprendimus. Jau čia matome, kad viešpats trokšta įdėti į mūsų naują dvasią, kuri perkeičia mūsų širdį į jautrią kūno širdį, iš kietos širdies. Ir kai jis įdeda mums savo dvasią, tai padaro, kad mes vaikščiotume pagal Dievo nuostatus ir vykdytumėme jo sprendimus. Todėl šventoji dvasia yra nuostabi dovana, vedanti mus į pilnatvę, į bendrystę su viešpačiu ir vedanti mus jo teisumo takais. Kita eilutė Efeziečiams, laiškos Efeziečiams 1 skyriaus 13-14 eilutė sako: Jame ir jūs išgirdę tiesos žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo esate užantspauduoti pažadėtąją šventąją dvasią, kuri yra mūsų paveldėjimo užstatas iki nuosavybės atpirkimo jo šlovės gyriui. Taigi, kame jame, Jėzuje Kristuje, jeigu mes įtikėjome ir priėmėme Jėzų Kristų į savo gyvenimą ir į savo širdį ir jam atidavėme savo gyvenimą, taigi, nuo to momento esame užantspauduoti pažadėtąją šventąją dvasią, kuri yra mūsų paveldėjimo užstatas. Kokie stiprūs žodžiai. Iki nuosavybės atpirkimo jo šlovės gyriui. Mes esame jo nuosavybė ir esame atpirkti Dievo šlovės gyriui. Esame Dievo šlovės karūna, mes žmonija. Tai yra nuostabu žinoti šios dalykus ir jais tikėti. Mūsų gyvenimas pradeda naują kelionę, naują amžinai gyvenimą. Pradedame čia, dar būdami kūne, pradedame gyventi dvasioje, vienybėje su Dievo šventąja dvasia. Ir trečioji eilutė, kurią noriu pabrėžti pačioje pradžioje šio mūsų susitikimo, yra Tito laiškas, 3 skyrius, 5 eilutė, kuris sako: Jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų darbų, teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo, šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu. Taigi esame išgelbėti Dievo gailestingumu ir esame nuplauti bei atnaujinti šventosios dvasios atgimdančių nuplovimu. Įsiklausykite į šios žodžius, pabūkite su jais, pamedituokite, pajauskite, ką tai reiškia asmeniškai jums jūsų gyvenime. Praėjusį kartą jūs palikau štai čia šioje vietoje, mes sutarėme, kad gimę Kristuje esame nauja šeima, Kristaus šeima, Kristaus broliai ir seserys ir broliai bei seserys Kristuje. Todėl esame visi vienoje šeimoje, vienos šeimos nariai. Ir truputį kalbėjome, kad
mes tapę šios šeimos nariais pradedame mokytis, praktikuoti meilę šioje Dievo šeimoje. Ir kartais tai nebūna lengva, ar ne? Kartais mes susiduriam su sunkumais, turim skirtingus charakterius, turim skirtingas asmenybės ir jo bruožus. Ir mes patys esame žmonės, mūsų žmogiška prigimtis dažnai vis dar išlenda ir pasireiškia mums gyvendant šiame kūne ir šiame pasaulyje. Todėl savo jėgomis praktikuoti meilę net ir Dievo šeimos vaikų būryje kartais gali būti sunku, nes mes riboti. Mūsų kūniška žmogiška prigimtis yra silpna, mūsų žvilgsnis ribotas, mes kartais matome žmogiškų, žemiškų žvilgsnių kitus žmonės ir save, apribotas mūsų žvilgsnis yra, mes ne visada išvelgiame tai, ką Dievas yra įdėjęs į kitus žmonės. Bet Viešpats trokšta, kad mes matytumėm kitus savo brolius ir seseris ir kiekvieną žmogų, kad matytumėm Dievo akimis, kad matytumėm, ką Viešpats yra įdėjęs į tos žmonės ir kad savo žodžiais, savo buvimu šalia tų žmonių bandytumėm iškelti, pakelti ir atstatyti tai, kas yra tikroji jų tapatybė, tikroji prigimtis, tuos nuostabius dalykus, kuriuos Viešpats yra įdėjęs į mūsų brolius ir seseris. Viešpats žinodamas, kad mūsų prigimtis yra trapi, mūsų šita žmogiška tapatybė yra, žemiška tapatybė yra ribota. Jis pats ateina mums į pagalbą, nepalieka mūsų vienų daryti tai savo pastangomis. Todėl pats Kūrėjas ateina mums į pagalbą, siųsdamas mums, dovanodamas mums savo šventąją dvasią, kuri yra globėjas, ar ne, mes matysime vėliau šventame rašte. Ir ji padeda mum įveikti įvairiausius bendravimo sunkumus, padeda mums mylėti, moko mus būti nuolankiais, susitvardyti ir augina iš mūsų tą savo atvaizdą ir panašumą. Nes jis sako antrame laiške Korintiečiams 6 skyriuje, jūs esate gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievas yra pasakęs, aš gyvensiu juose ir vaikščiosiu tarp jų, būsiu jų Dievas ir jie bus manoji tauta. Taigi esame visi kartu sudėjus, kiekvienas atskirai ir visus kartu paėmus esame gyvojo Dievo šventykla ir Dievo tauta. Todėl šventoji dvasia yra tas pagalbininkas, kuris padeda mums geriausiai atspindėti Dievo veidą, Dievo savybės čia žemėje ir mums tarpusavyje gyvenant meilėje ir bendrystėje. Jis padeda mums būti ne tuo surūgusiu broliu, kuris grįžus paklydėliui sūnui pasipiktino, kad tėvas jam iškelia puotą, jo nebaudžia, jam nepriekaištauja, bet atvirkščiai jį priima į glėbį su visa meile ir jį aprengia, jį apauna, jį pagerbia nuostabia didžiulė puota. Bet kad būtumėm kupini malonės ir meilės, broliai ir seserys, ir su džiaugsmu priimtume kiekvieną sugrįžtantį ir be galo trokštumėm kiekvieno, kuris dar negyvena tėvo namuose, kuris nėra į juos sugrįžęs, kiekvieno grįžimo, kuriame yra be galo daug džiaugsmo. Ir šventoji dvasia man padeda būti kupinais malonės, meilės ir džiaugsmo. Taigi Viešpats kviečia mus nuolat semtis iš jo šaltinio, iš jo gyvojo vandens šaltinio, kad mes niekada nepristigtumėm šių dalykų, meilės, malonės, gailestingumo ir džiaugsmo. Patys iš savęs mes nelabai daug ką galime, tačiau kai esame susivienyje su juo, gauname jo dvasią, ten yra begalybė. Ir pirmiausia, jis užpildo mus, mūsų visus stygius ir trūkumus.
užpildo kupinai ir su pertekliumi. Ir kad mes galėtume iš to pertekliaus, kuris gausiai liejasi iš Viešpaties šventosios dvasios mumyse, į mūsų širdis, į mūsų dvasią, į mūsų sielas, į mūsų protus ir jausmus. Ir kad mes patys apšiai turėdami savo su pertekliumi galėtumėm dalintis tomis malonėmis ir su kitais mūsų broliais ir sesėmis, su kiekvienu artimu. Su kiekvienu artimu, ar ne? O kas yra artimas? Artimas yra tas, kuris šiuo gyvenimo momentu, kiekvienu mūsų gyvenimo momentu yra arti mūsų. Su kiekvienu artimu Viešpats kviečia mus dalintis jo meilę iš pertekliaus, kuri ima lietis mūsų širdise ir mūsų gyvenimuose, mums gavus šventosios dvasios malonės, kad nei mums patiems nieko netrūktų, kad mes nebūtumėm stygiuje, bet kad galėtumėm duoti gausiai, su pertekliumi, iš pertekliaus. Taigi, mes esame gyvojo Dievo šventykla, kaip jau ir minėjau. Aš rekomenduoju jums užsirašyti savo matomoje vietoje šios nuostabius Dievo žodžius ir priminti tai savo kas kartą, kai kils gundymas ar silpnumas ar abejonė, pasielgti priešingai nei elgtųsi mūsų tas, kuriuo mes sekame, mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Ir silpnumo akimirkomis ištarkite garsiai šios žodžius. Aš esu gyvojo Dievo šventykla ir Dievas gyvena manyje ir vaikšto tarp mūsų. Jis yra mano Dievas, o aš esu jo tautos narys. Taip ir toliau Viešpats tęsia šioje rašto vietoje, sako, išeikite iš jų ir atsiskirkite ir neleiskite to, kas netyra. Yra įvairių interpretacijų šio rašto vietos, tačiau šio sakinio ar ne, aš norėčiau pateikti vieną iš tų interpretacijų, kuri būtų tokia, kad Viešpats mus ragina išeiti iš nuodėmės ir atsiskirti, nepritarti, nepritapti tiems, kurie daro nuodėmę, išeiti iš nuodėmės ir neliesti nieko, kas yra nuodėminga. Tai nereiškia, kad mes neturime mylėti žmonių, kurie šiuo metu nuodėmiauja, nes mums gal ir patiems kartais papuola suklupti. Tačiau savo laisvą valią, su intencija, nedarykime nuodėmę, nes tai yra netyra ir tai yra pasišlykštėtina Dievo akise. Nuodėmės Viešpats nekenčia. Kaip bebūtų, net ir tuo momentu, kada mes suklumpame nuodėmėje, būname sugundyti ar suklaidinti, Viešpats net ir tada mūsų nepalieka. Jis niekada mūsų nepalieka. Nepalieka mūsų vienų kovoti su nuodėme ir su gundymais. Ir todėl jis mums siunčia šį globėją ir guodėją, kuris yra šventoji dvasia. Dabar truputį pakalbėkime, kas yra ta šventoji dvasia ir kokia ji yra. Žinome, kad mūsų Dievas yra triasmenis Dievas, Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas šventoji dvasia. Ir nuo pat pirmų švento rašto eilučių, pradžios knygos, 1, 2 ir 3 eilutėje yra iš karto įvardinti visi 3 šie asmenys, kur Jėzus Kristus, Viešpaties Sūnus, yra pristatomas kaip žodis, šventoji dvasia kaip Dievo dvasia ir Dievas Tėvas kaip kūrėjas. Taigi jie yra neatsiejami ir egzistuoja nuo visada, yra viename kartu bendrystėje
tobulos meilės bendrystėje. Taigi, kai buvo pranašaujama apie Jėzus Kristaus įsikūnijimą, jau Izaijo knygoje, 11 skyriuje, buvo pasakyta, kad negali Dievo Sūnus egzistuoti be šventosios dvasios, nes jie yra tobuloje bendrystėje, visi trys visada sujungti, niekada neatskiriami. Ir čia mes galime pamatyti šventosios dvasios bruožus, savybės, ar ne? Taigi Izaijo 11 skyrius 2 eilutė sako, viešpaties dvasia bus ant jo, ant Jėzaus Kristaus. Dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir galybės, dvasia pažinimo ir viešpaties baimės. Taigi čia štai matome pirmosios šventosios dvasios bruožus ir savybės. Tai yra išmintis, supratimas, patarimas, galybė, pažinimas ir viešpaties baimė. Kita švento rašto vieta, kurią noriu pažiūrėti su jumis, tai yra Jono 14 skyriaus 15-17 eilutė, kur Jonas užrašo Jėzaus žodžius. Jėzus sako, jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų ir aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą guodėją. Guodėjas, šventoji dvasia vadinasi, yra guodėjas. Kad jis liktų su jumis per amžius. Vadinasi, ji niekuomet niekur nuo mūsų nebesitrauks, ji lieka su mumis per amžius. Tai yra tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlį ir pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite. Nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Ir štai Kristus pažada netgi, kad mes galėsime jį matyti. Mes galėsime jį matyti. Ta diena jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje ir aš jumise. Ir čia yra nuostabiausia eilutė visame šventajame rašte. Ne, aš juokauju, nėra vienos nuostabiausios eilutės, nes jų yra tiek daug nuostabių, kad sunku būtų išrinkti vieną. Tačiau ši eilutė reiškia tiek daug, įsiklausykite. Ta diena jūs suprasite, kad aš esu savo tėve. Jėzus Kristus sako, aš esu savo tėve. Ir jūs manyje. Vadinasi, mes esame Kristuje. O jeigu esame Kristuje, tai esame ir tėve. Ir jūs manyje, ir aš jumise, ir Kristus yra mumise. Tai galime suprasti, kad mes esame intimioj, neperskiriamoj bendrystėj su Kristumi ir su tėvu. Ir toliau Kristus tęsia, kas žino mano įsakymus ir jų laikosi, tas myli mane. Vadinasi, iš to, kad laikomės Kristaus įsakymų, Kristus supranta ir mato, ir mes jam pademonstruojame, kad jį mylime. O kas mane myli, tam mylės mano tėvas, ir aš jį mylėsiu ir pats jam apsireikšiu. Jis pažada mums apsireikšti, todėl aš sveikinu kiekvieną iš jūsų, kurie esate turėję galimybę matyti mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris yra neapsakomo grožio. Gal jums jį teko matyti atviroje vizijoje. Aš nežinau, jei neteko, galbūt dar teks, o galbūt jums teko jį matyti savo dvasinėmis akimis, dvasinėje realybėje, savo sieloje, savo dvasioje, užmerkus šio pasaulio fizinės akis. Bet kokiu atveju Kristus yra pažadėjęs mums apsireikšti. Jei dar neteko jo regėti, galite prašyti, galite kviesti jį, kad jis jums apsireikštų. Tai yra jo pažadas ir mes turime teisę to trokšti, to norėti ir tai gauti. Toliau Jonas 14 skyriaus 26 eilutė. Kristaus žodžius cituoja toliau.
kuris sako, o guodėjas, šventoji dvasia, kurią mano vardu tėvas atsiųs, mokys jūs visko ir viską primins, ką jums sakiau. Taigi, iš čia matome, kad Kristaus dvasia, šventoji dvasia yra ta, kuri mums viską primena ir mus moko. Ir primena tą, ką Kristus yra sakęs. Dar viena eilutė, į kurią noriu pažvelgti kartu su jumis, tai yra antro laiško Korintiečiams 3 skyrius 17 eilutė, kur mums yra sakoma, kad viešpats yra dvasia, kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Laisvė. Vadinasi, viešpaties dvasia yra laisvė. Dabar kokia laisvė? Mano manimu, tai yra laisvė nuo nuodėmės. Viešpaties dvasia mus išlaisvina iš nuodėmės vergystės, iš nuodėmės pančių. Tai ne laisvė nuodėmiauti ir daryti bile ką pagal savo kūno įgeidžius ir sielos impulsus, bet laisvė nuo nuodėmės. Tokia laisvė, kad nuodėmė mūsų nebetraukia, mūsų nebedomina, nebeturi mum galios, mūsų ji nežavi, galiausiai mums tampa pasišlykštėtina ir mes niekaip nebenorime su ja sueiti į sutarimą, į bendrystę, mes jos šalinamės, vengiame, kuo toliau, tuo stipriau, nes mes suvokame, kad mylėdami viešpatį mes iš meilės jam norime vykdyti tai, kas jam patinka, būti teisumo vergai, daryti teisumo darbus. Ir viešpats mums padeda, jis mums davė savo dvasią, kuri mūsų stiprina ir mūsų išlaisvina, mums duoda laisvę nuo nuodėmės. Taigi šventoji dvasia tai yra guodėjas, yra tiesos ir laisvės viešpatyje dvasia, išminties, supratimo, patarimo, galybės, pažinimo ir viešpaties baimės dvasia. Šiuos dalykus mes matėme, peržvelgdami nurodytas rašto vietas. Greitai perbėkime dar rašto eilutes, kurios kalba apie šventąją dvasią, kokia ji yra ir ką ji daro. O guodėja šventoji dvasia, kurią mano vardu tėvas atsiųs, mokys jūs visko ir viską primins, ką jums sakiau. Dar daug ką turiu jums pasakyti, bet dabar negalite pakelti. Bet kai ateis ji, tiesos dvasia, jūs ji įves į visą tiesą. Taip pat ir dvasia padeda mūsų silpnumui, nes mes nežinome, ko turėtume melstis, bet pati dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių. Viešpats yra dvasia, o kur viešpaties dvasia, ten laisvė. Tegu vilties Dievas pripildo jūs didelio džiaugsmo ir tikėjimo ramybę, kad šventosios dvasios jėga būtumėte pertekę vilties. Kai ateis guodėjas, kurį jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kuri eina iš tėvo, jis liudys apie mane. Dar viena labai svarbi šventosios dvasios savybė yra Kristaus pašlovinimas. Bet sakau jums tiesą, jums geriau, kad aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas jūs neateitų guodėjas. Taip sakė Jėzus Kristus. O nuėjęs, jį jums atsiųsiu. Atėjęs jis įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Šventoji dvasia atėjusi į pasaulį veikia savarankiškai ir daro šios 3 dalykus. Įtikina pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Apie tai mes dar nemažai kalbėsime šio kurso metu, kalbėdami apie Dievo teisingumą, apie teisumą ir apie teismą, į kurį mes kreipsimės, užtardami mūsų netikinčius artimuosius. Ir ne, viso šio kurso tikslas yra būtent tai. Taigi,
Tame dalyvauja šventoji dvasia, kuri yra mums būtina, jei mes norime taip pat aktyviai dalyvauti Dievo teisme. Toliau Kristus sako, dėl nuodėmės, kad netiki manimi, dėl teisumo, kad aš pas savo tėvą einu ir jūs manęs daugiau nebematysite, dėl teismo, kad šio pasaulio kunigaikštis yra nuteistas. Vau, šios 3 eilutės yra tokios svarbios. Paklausykite dar kartą. Dėl nuodėmės, kad netiki manimi. Vadinasi, pagrindinė nuodėmė yra netikėti Jėzumi Kristumi. Dėl teisumo, kad aš pas savo tėvą einu ir jūs manęs daugiau nebematysite. Tačiau prieš tai matėme, kad Kristus yra pažadėjęs mums apsireikšti, tiems, kurie esame jame ir jis mumise. Toliau sako, dėl teismo, kad šio pasaulio kunigaikštis yra nuteistas. Šio pasaulio kunigaikštis tai yra šėtonas, jis jau yra nuteistas. Ir tai yra mūsų pergalės ženklas, tai yra mūsų pergalės garantas. Ši eilutė yra mūsų pergalės garantas tiek mūsų gyvenimuose, tiek mūsų artimųjų gyvenimuose. Čia yra aiškiai pasakyta, kad šio pasaulio kunigaikštis yra nuteistas. Kur? Dangaus teisme. Ir toliau mes mokysimės, kaip šiuo faktu pasinaudoti, ginant tiek savo gyvenimo aplinkybės, kuriuose įvyko negeri, neteisingi dalykai, tiek mūsų artimųjų, kurie dar nepažįsta Jėzus Kristus, užtarime. Toliau Kristus sako, dar daug ką turiu jums pasakyti, bet dabar negalite pakelti. Bet kai ateis jie tiesos dvasia, jūs jį įves į visą tiesą. Įves į visą tiesą. Vau, į visą tiesą. Daug ko negalime pakelti ir aš manau, kad Viešpats atskleidžia mums savo tiesą palaipsniui pagal tai, kiek mes galime pakelti. Ir šita eilutė mums liudija, kad šventasis raštas, kuris yra užrašytas, neapriboja Dievo tiesos. Jame nėra paskelbta visa Dievo tiesa. Taip, jame yra paskelbta pagrindas, tiesos pagrindas ir rėmai, tačiau nėra paskelbta visa tiesa, nes prieš Jėzui išeinant žmonės, jo apaštalai, jo mokiniai negalėjo pakelti visos tiesos, todėl jis turėjo dar daug ką pasakyti, bet negalėjo, nes žmonės nebuvo pasiruošę tą pakelti. Todėl taip, šventoji dvasia gali apreikšti daugiau ir daugiau tiesos tiems, kurie jos ieško ir kurie tiki ir kurie atsiveria šventai dvasiai. Tačiau ta tiesa niekada neprieštarauja šventajam raštui, kadangi šventasis raštas yra kaip koncentratas, kaip karkasas, kaip pamatai, kaip rėmai, nurodyti mums ribas ir atsiremti ir patikrinti viską, ką mes girdime šiame pasaulyje. Šventoji dvasia apreikšdama mums ir vesdama mus į daugiau tiesos pažinimą niekada neprieštaraus Dievo žodžiui. Toliau 13 eilutė. Kristus sako, bet kai ateis ji, tiesos dvasia, jūs jį ves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane. Todėl šventoji dvasia visada pašlovina Jėzų Kristų. Šventoji dvasia niekada nekalbės nieko, kas prieštarautų Jėzus Kristų šloviai, bet dar labiau jį pašlovina, dar labiau apreiškia mums dalykus, kurie pašlovina Jėzų Kristų. Ir praneš, kas dar turi įvykti. Na, čia pranašystės dovanos. Ji pašlovins mane, nesims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Viską, ką turi tėvas, yra mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Šios kelios eilutės dar kartą mums paliudija, kad Tėvas, Sūnus ir šventoji dvasia yra neatskiriamai sujungti ir jie dalinasi tuo pačiu žinojimu, tais pačiais turtais, viskuo, ką turi tėvas, turi ir Sūnus, ir šventoji dvasia gali imti iš ten ir mums paskelbti pagal mūsų pajėgumą priimti.